Aladinas arba stebuklinga lempa. Kinų žemėj viename mieste gyveno vargingas siuvėjas Mustafas. Jis turėjo sūnų vardu Aladinas. Kai tas sūnus kiek paaugo, tėvas norėjo pamokyti jį siūti, bet paskui turėtų duoną iš ko valgyti, bet niekaip negalėjo privaryti jo prie darbo. Kiauras dienas jis lakstė su kitais vaikais, po gatves ir žaidė. Tėvas iš susikrimtimo, kad sūnus toks tinginys, apsirgo ir mirė. Motina pardavė likusį turtelį, paskui dieną naktį verpė medvilnę, kad šiaip taip prasimaitintų su tuo vaiku. Vieną kartą, kada berniukas jau buvo 15 metų, žaidė jis su savo draugais gatvėje. Pro šalį ėjo kažkoks nepažįstamas, sustojo ir pažiūrėjo į jį. Tas nepažįstamas buvo garsus Afrikos žynys, jam buvo reikalingas tarnas. Iš pažiūrėjimo žynys matė, kad berniukas gali tikti jo reikalui. Jis išsiklausinėjo ten stovinčių žmonių, kuo Aladinas vardu ir kas jo tėvai. Įsiterpęs į vaikų būrį, jis padėjo ranką Aladinui ant peties ir tarė: "Mielas bernaiti, ar tu nebūsi siuvėjo Mustafo sūnus?" "Tiesa," atsakė Aladinas, "bet mano tėvas jau seniai mirė." "Kokia negera naujiena," sušuko žynys, "juk aš esu tavo tėvo brolis. Aš buvau daug metų išvažiavęs svetur, dabar grįžtu į tėvynę, tikėjausi jį pamatyti, o tu sakai, kad jis miręs." Šluostydamasis ašaras, nepažįstamas ištraukė piniginę, padavė 2 auksinius Aladinui ir tarė: "Še, vaike, truputis pinigų, parnešk savo motinai ir pasakyk, kad aš šiandien užeisiu pas ją vakarieniauti." Apsidžiaugęs pinigais, Aladinas tekinas prabėgo namo ir sako motinai: "Mamute, aš turiu dėdę." "Tu jokio dėdės neturi," atsako motina. Tada Aladinas atidavė jai auksinius, sakydamas, kad vienas nepažįstamas liepęs tuos pinigus parnešti jai, kad jis vadinęsis jo tėvo broliu ir šiandien ateisiantis vakarieniauti pas ją. Moterėlė labai stebėjosi jo kalba, bet nuėjo į turgų ir prisipirko visko, kas reikalinga vakarieniai. Verdant maistą, tas žynys pasibeldė į duris. Jis atėjo su nešėju, apkrautu vaisiais ir visokiais kitais gardumynais. Atidavęs atneštus daiktus Aladinui, jis pasisveikino su jo motina ir paprašė parodyti suolą, kur jo brolis Mustafas sėdėdavo. Parodytą vietą keletą kartų pabučiavo, paskui ašarodamas tarė: "Vargšas mano brolis, kaip skauda man širdį, kad aš anksčiau nesugrįžau ir negalėjau paskutinį kartą pasakyti jam sudiev." Atsisėdęs prie vakarienės, jis ėmė pasakoti Aladino motinai apie savo keliones. Sakėsi, kad jis išvykęs iš namų prieš 40 metų ir keliavęs po visokius tolimus kraštus. Paskui paklausė Aladino, koks jo vardas. "Aš vadinuosi Aladinas," atsakė berniukas. "Gerai, Aladinai," pasakė žynys, "bet ką tu veiki? Kokį darbą moki?" Taip paklaustas Aladinas nuleido galvą ir iš gėdos tylėjo. Motina atsiliepė: "Aladinas nieko neveikia. Tėvas norėjo išmokyti savo amato, bet jis tingėjo mokytis. Po tėvo mirties jis nenusitveria kito darbo, tik trankosi po gatves." Suliktais žodžiais motina pravirko, o žynys tarė Aladinui: "Tai negerai, mano vaikeli, tu jau nebe toks mažas, turi pagalvoti, iš ko duoną valgysi. Negražu, kad tu nieko nedirbi ir motina turi tave maitinti. Nori, aš tau įtaisysiu gražią krautuvę." Aladinas labai apsidžiaugė, galvodamas, kad su krautuvė nereiks sunkiai dirbti, o turės daug pelno. Jis padėkojo dėdei, sakydamas, kad prekyba jam labiau tinkanti kaip kas kitas. "Aš apvilksiu tave gražiau už kitus pirklius," sakė žynys, "ir tada mes atidarysime krautuvę." Aladino motina baisiai dėkojo žyniui ir liepė sūnui elgtis gražiai, kad pasirodytų vertas laimės pažadėtos gerojo dėdės. Kitą dieną nepažįstamasis, kaip buvo žadėjęs, užėjo pas Aladiną ir nusivedė jį pas drabužių pirklį. Ten jis davė Aladinui išsirinkti gražiausią eilutę ir užmokėjo, kiek prašė. Tada vadinamasis dėdė nuėjo kartu su Aladinu į turgų, kur prekiavo atvykę iš kitų kraštų pirkliai, o vakare pavaišino jį gardžiais valgiais geriausiai valgyklai. Pamačiusi sūnų grįžtant puikiai apsitaisiusi ir išgirdusi, ką jis matė ir kur buvo, Aladino motina be galo džiaugiasi ir ėmė iš visos širdies dėkoti žyniui. "Mielas dėdė, aš nebemoku išreikšti savo padėkos už jūsų gerumą. Tegu Dievas duoda jums ilgą gyvenimą ir atlygina už viską." "Aladinas," tarė jis, "yra geras berniukas ir aš nebejoju, kad mes abu turėsime daug iš jo džiaugsmo. Gaila, kad krautuvės įtaisimas užtruks vieną dieną ilgiau,
nes rytoj penktadienis, visi pirkliai švenčia ir negalima jokių reikalų atlikti. Bet aš ateisiu rytoj, jam parodysiu gražius sultono sodus už miesto. Kitą rytą Aladinas atsikėlė anksti, apsitaisė ir ėmė laukti svečio. Netrukus jis pamatė ateinant dėdę ir išbėgo pasitikti. Žynys gražiai pasisveikino su juo ir tarė: Einam, bičiuli, aš tau parodysiu, ko dar neregėjai. Jis vedė jį per gražius sodus, kur viduryje tarp medžių stovėjo daug didelių namų. Taip vedė vis tolyn ir tolyn nuo miesto. Galop Aladinas pavargo ir atsisėdo prie skaidraus tenkinio pailsėti. Žynys davė jam duonos ir vaisių užkąsti. Gražiai kalbindamas ir penėdamas gardumynais, žynys viliojo vaiką kaskart toliau į laukus. Pagaliau jie priėjo tokį siaurą slėnį, iš visų pusių apsuptą kalnais. Tai buvo ta vieta, kur žynys norėjo pasiekti. Vesdamas čia Aladiną, jis turėjo savo tikslą. Toliau mes nebeeisime, tarė jis Aladinui. Aš tau parodysiu tokį daiktą, kurio niekas daugiau kaip tu nematęs. Aš toj sukursiu ugnį, tu tik paieškok sausų žabų ir lapų. Žabų pilna buvo aplink, ir Aladinas bematant jų pririnko daugiau negu reikėjo. Žynys uždegė žabus ir kai jie įsiliepsnojo, jis įmetė į ugnį kažkokių kvepiančių žolių. Pakilo tiršti dūmai ir žynys pasakė kažkokius paslaptingus žodžius. Ta pačią akimirką sudrebėjo ir atsivėrė žemė netoli tos vietos, kur jie stovėjo. Prasivėrusioj žemėje buvo matyti ketvirtainis akmuo apie 1,5 pėdos skersai, o jo viduryje buvo pritaisytas šalvarinis žiedas. Išvytęs tuos neregėtus daiktus, Aladinas norėjo pabėgti, bet žynys davė jam per galvą ir parmušė žemėn. Vargšas Aladinas drebėjo iš baimės, atsikėlė nuo žemės ir verkdamas tarė: Už ką, dėdė, mane taip muši, kad aš nieko nepadariau? Aš žinau, už ką mušu, atsakė žynys. Klausyk manęs ir tu nesigailėsi to. Po tuo akmeniu yra lobis, jis gali tave padaryti turtingesnį už daugelį karalių, jei tu darysi, ką aš liepsiu. Tuo laiku Aladinas atsigavo iš baimės ir tarė: Kągi aš turiu daryti? Prašom sakyti, aš viską klausysiu. Gerai, atsakė žynys. Dabar eik paimk už tos grandinės ir iškelk akmenį. Aladinas paėmė ir lengvai iškėlė tą akmenį. Iškėlęs pamatė 3 ar 4 pėdų duobę. Nuo jos apačion ėjo žemyn pakopos. Dabar, tarė žynys, šok į tą duobę ir eik tomis pakopomis iki galo. Tada pamatysi atviras duris į didelės sales. Tų salių bus 3. Kiekvienoje iš jų rasi stovint po 4 katilus, pilnus aukso ir sidabro, bet žiūrėk, jų neliesk. Antra, saugokis savo drabužiais neprisiglausti prie tų salių sienos. Jei nors truputį prisiglausi, tuoj krisi negyvas. 3 salės gale rasi duris, einančias į sodą. Tame sode medžiai bus nulipę gražiausiais vaisiais. Per sodą pamatysi taką. Eik tiesiai tuo taku 50 žingsnių ir prieisi tokį namelį. Tame namelyje kabės palubėj deganti lempa. Pagal sieną bus padėtos kopėtėlės. Tomis kopėtėlėmis palipk, nukabink lempą, išpilk iš jos alyvą ir atnešęs atiduok tą lempą man. Grįždamas galėsi kiek norėsi prisiraškyti vaisių, tau niekas neuždraus. Taip pamokęs, žynys nusimovė žiedą nuo savo piršto ir padavė Aladinui, sakydamas, kad jis saugos jį nuo viso pikto. Dabar eik, vaikė, ir daryk, kaip aš sakiau, tarė žynys. Mes abudu būsim turtingi visą mūsų likusį gyvenimą. Aladinas įšoko į duobę ir pakopomis nusileido į apačią po žeme. Jis tikrai rado 3 sales su pinigų katilais, kaip buvo sakęs žynys. Jis ėjo per jas labai atsargiai, kad neprisiglaustų kur prie sienos ir nežūtų. Išėjęs į sodą, pažengė nusakytų taku ir rado tą namelį. Nuo palubės nukabino lempą, išpylė alyvą žemėn ir užsikišo už diržo. Eidamas atgal, jis sustojo sode ir iškėlęs galvą ėmė žiūrėti į medžius. Visi medžiai buvo nulipę nuostabiausiais vaisiais. Visi tie vaisiai buvo brangieji akmenys ir kiekvienas medis turėjo vaisius tam tikros spalvos ir pavidalo. Buvo balti, raudoni, žali, mėlyni. Visi jie atviskėjo skaisčiau už rytinės saulės spindulius. Tie akmenys buvo tokie dideli ir gražūs, kokių neturėjo nei galingiausias žemės karalius. Aladinas dar buvo per jaunas, kad suprastų jų vertę, ir galvojo, kad jie esantys tik spalvoti stiklo kąsneliai. Bet jų spalvos jam labai patiko, ir jis prisiraškė jų pilnas kišenes. Prisikrovęs tiek turto,
Aladinas ėjo per tas 3 sales, niekur nestoviniuodamas, kad žynys neturėtų ilgai jo laukti. Perėjęs jas taip pat atsargiai kaip pirma, jis pradėjo lipti pakopomis. Bematant prilipo prie duobės krašto, kurio laukė žynys, ir sušuko: "Duok man, dėde, ranką ir padėk išlipti į viršų." "Vaikuti mano mielas," atsakė žynys, "pirma duok man lempą, kad nekliūtų tau lipti." "Ji visai man nekliūva," atsiliepė Aladinas, "atiduosiu išlipęs į viršų." Lempos gavimas buvo vienintelis žynio tikslas, todėl jis, neatleisdamas, spyrė Aladiną ją atiduoti prieš išlipant iš duobės. Tas vis atsisakinėjo, nes lempa buvo labai užkišta brangiaisiais akmenimis, ją išimti galėjo tik išlipęs. Negalėdamas niekaip priversti Aladino atiduoti lempą, žynys įniršo iki pasiutimo. Užbėrė į dar tebesikūrenančią ugnį žolių, pasakė savo užkeiktus žodžius ir akmuo pakilęs pats užvožė duobės angą, o žemė vėl užsivėrė. Tada jis nuėjo savo keliu, palikęs Aladiną po žemėmis, kad jis ten badu numirtų. Ta patį būtų padaręs, jei Aladinas ir būtų atidavęs lempą. Juk dėl tos lempos, kurią vienas Aladinas tegalėjo paimti, jis buvo iš Afrikos į Kiniją atkeliavęs. Dėl tos pat priežasties jis buvo apsimetęs Aladino dėdė. Nesitverdamas pykčių, kad nieko nelaimėjo, jis sugrįžo į Afriką. Vienintelė jo paguoda buvo, kad Aladinas po žemėmis gaus galą ir jam niekas negalės nieko pikto padaryti. Aladinas nesitikėjo, kad jo tariamas dėdė, pasirodęs pirma toks malonus ir dosnus, pasielgtų kaip koks pikčiausias niekšas. Jo baimės negalėjo žmogus žodžiais išsakyti. Pasijutęs gyvas palaidotas, jis šaukė dėdę, 1000 kartų žadėdamas jam atiduoti tą lempą, kaip jis reikalavo, bet jo šauksmo niekas negirdėjo. Aplink buvo visai tamsu, nors į akį durk. Galop nusišluostė ašaras ir pradėjo leistis pakopomis žemyn, manydamas išeiti į sodą. Bet dabar vietoje angos padarytos žynio keriais buvo tvirta siena. Jis apgrabinėjo tą sieną iš dešinės ir kairės, bet negalėjo rasti mažiausios skylės išlysti. Nusiminęs jis atsisėdo ant pakopų ir vėl ėmė graudžiai verkti. Taip išbuvo Aladinas kokioj kamsybėj 2 dienas nevalgęs ir negėręs. 3 dieną, matydamas artinantis mirtį, sunėrė rankas, kaip buvo papratęs darytis meldžiantis, ir balsu tarė: "Niekas kitas, tik maloningasis Dievas gali mane išgelbėti dabar." Nerdamas rankas, jis brūkštelėjo žiedą, kurį jam buvo užmovęs ant piršto žynys. Kai tik brūkštelėjo tą žiedą, iš žemės iškilo neregėto didumo baisi dvasia prieš jį. "Ko tu reikalauji?" klausė Aladino. "Aš tavo vergas ir darau, ką tu liepi. Aš esu vergas to, kas turi užsimovęs tą žiedą ant savo piršto." Nustebintas jo kalbos, Aladinas sušuko: "Vis tiek, kas tu būsi, jei gali išgelbėk mane iš šios vietos." Tik ištarė jis tuos žodžius, tuoj atsirado viršum žemės prie duobės, kurį paliko žynys. Jis atsikėlė ir drebėdamas nudūlino į miestą. Kol priėjo savo motinos duris, beveik alpo iš nuovargio ir bado. Jo motina buvo baisiai susirūpinusi, kad sūnus ilgai negrįžta, o sulaukusi labai apsidžiaugė, tuoj davė jam valgyti ir gerti. Jis apsakė motinai viską, kas jam buvo atsitikę, parodė jai tą lempą, spalvotus vaisius ir užburtą žiedą ant savo piršto. Motina labai piktinosi žydo nedorybę. Apie brangiuosius akmenis jie nedaug nusimanė ir nežinojo jų vertės. Aladinas paslėpė juos už suolo. Atbudęs kitą rytą, Aladinas labai norėjo valgyti. "Nebeturiu nei plutelės duonos, mano sūnelį," ėmė dejuoti motina. "Vakar vakare tu suvalgei paskutinius mano maisto trupinius. Bet aš turiu priverpusi kiek medvilninių siūlų, parduosiu juos ir prasimanysim ką pietums." "Prašom palaikyti, motutę, savo siūlus kitam kartui," atsakė Aladinas. "Prašom man dabar duoti tą lempą, kur vakar atsinešiau. Aš ją nuėjęs parduosiu ir už gautus pinigus prisipirksiu maisto pusryčiams ir pietums." Aladino motina nuėmė lempą nuo lentynos, kur buvo padėjusi. "Šia tavo lempa," tarė motina, "bet ji labai apskretusi. Aš ją truputį pašveisiu, gal daugiau gausi." Šveisti atsinešė į smėlio, bet vos jį brūkštelėjo lempą su smėliu, pavilgytų su vandeniu, vienu akimirksniu iš žemės iškilo baisi dvasia ir prabilo garsiu balsu, panašiu į griaustinį. "Ko tu reikalauji? Aš tavo vergas ir klausau, ką liepi daryti. Aš esu vergas to, kas turi tą lempą savo rankose." Aladino motina neteko iš išgąsčio žado, bet Aladinas jau matęs tą dvasią, būdamas po žemėmis, paėmė lempą ir tarė tvirtu balsu: "Aš esu alkanas, atnešk man ką pavalgyti."
Dvasia išnyko ir po trumpos valandėlės vėl sugrįžo. Ant galvos ji turėjo užsidėjusi padėklą, o ant jo buvo 12 auksinių lėkščių su gardžiausiais valgiais, 2 sidabriniai puodeliai ir kelios bandelės balto ragaišio. Tuos visus valgius su brangiais indais dvasia gražiai padėjo ant stalo ir bematant išnyko iš akių. Kai Aladino motina atsigavo iš baimės, jie abu susėdo ir stipriai papusryčiavo. Niekados anksčiau jie nebuvo ragavę tokių gardžių valgių ir regėję tokių brangių indų. Atneštą maistą jie valgė keletą dienų ir kai viską baigė, Aladinas pradėjo po truputį pardavinėti brangius indus ir pirkti savo maistą. Tokiu būdu jie gyveno laimingai keletą metų. Aladinas dabar elgėsi labai padoriai, jis vaikščiojo į turgų, susipažino su turtingaisiais pirkliais ir išmoko suprasti kiekvieno daikto vertę. Vieną kartą, vaikščiodamas po miestą, Aladinas išgirdo sultono paliepimą visiems pirkliams uždaryti krautuvės, eiti į savo namus ir ten laukti, kol pravažiuos keliu į pirtį sultono duktė princesė Badrul Badura. Aladinas su kitais žmonėmis įbėgo į vienus didelius namus ir pasislėpė. Ten stovėdamas už durų galėjo gerai matyti pravažiuojančią pro šalį princesę. Neilgai laukus, ji pasirodė su visu būriu savo palydovių. Važiuodama pro šalį, ji atmetė į šoną savo šydą ir Aladinas pamatė jos veidą. Kaip gyvas jis nebuvo regėjęs tokios gražios princesės ir iš karto ją labai pamilo. Kai Aladinas pasisakė motinai apie savo meilę, ta nusijuokusi tarė: "Ar tu, vaikeli, iš galvos išsikraustei, kad svajojai apie princesę?" "Motute," atsakė Aladinas, "aš visai nesikraustau iš proto. Aš turiu sveikiausią galvą. Aš žinojau, kad išgirdusi tu palaikysi mane bepročiu. Prašom manyti, kaip patinka, bet niekas net kalbės manęs nuo noro gauti sultono dukterį." "Tikrai," atšovė motina, "koks čia man neprotas, jei užmiršai, kad tavo tėvas tebe buvo vargingas siuvėjas. Juk nerasi nieko, kas drįstų eiti pas sultoną ir kalbėti apie tai." "Jūs, motute, turite eiti," atsiliepė sūnus. "Aš?" sušuko baisiai nustebusi motina. "Sakai, aš turiu eiti pas sultoną? Ne, vaikeli, aš dar nesu ant tiek pakvaišus, kad mėginčiau tai daryti. Juk gerai žinai, kad niekas nedrįsta eiti prie sultono su prašymu be brangios dovanos. O kur mes nuskurėliai paimsim tokią dovaną?" Tada Aladinas išdėstė motinai, kad jis vaikščiodamas po krautuvės ir bendaudamas su pirkliais, pažinęs jų turimų daiktų vertę. Tad to miesto pirkliai, neturintis nieko, kas galėtų lygintis su jo atsineštais brangiaisiais akmenimis iš užkeikto urvo. Motina atnešė jam juos iš tos vietos, kur buvo ilgą laiką paslėpti. Abudu jie sudėliojo gražiai juos į porceliano dubenį. Tų brangiųjų akmenų spindėjimas ir spalvų įvairumas apakino jiems net akis. Iš to didelio nustebimo jie nežinojo, ką ir sakyti. Aladino motina pagaliau įsitikino, kad jos sūnaus dovana negali netikti sultonui ir pažadėjo nueiti pas jį. Ji paėmė porceliano dubenį su brangenybėmis ir surišo su gražia plona drobe. Su ta dovana iškeliavo pas sultoną. Didysis viziris ir kiti viziriai jau buvo atvykę, kai jį prisertino prie sultono kiemo vartų. Ten jau stovėjo daug žmonių, turinčių reikalo pas sultoną. Atidarius duris, jis su kitais įėjo į vidų. Įėjus į vidų, jie atsistojo priešais, kur sėdėjo sultonas su savo viziriais. Išklausęs daugelio žmonių prašymus ir skundus, sultonas su savo viziriais pasišalino iš salės. Niekas iš jų net nepaklausė Aladino motinos, ko jai reikia. Kitą dieną jie vėl buvo pas sultoną, bet ir vėl grįžo namo nei žodžio nepratarusi savo reikalų. Tik po kelių dienų sultonas ją pastebėjo nedrąsiai stovint, liepė pašaukti pas save ir paklausė, kokiu reikalu ji čia atėjusi. Virpėdama išpasakojo Aladino motina sūnaus prašymą ir maldavo valdovo pasigailėti jos už tokią drąsą. Išgirdęs jos kalbą, sultonas paklausė, ką jie ten turi taip rūpestingai surišto su balta drobe. Jie atrišo skarinį ir padėjo prieš jį visomis spalvomis tviskančius deimantus. Negalima žodžiais išreikšti sultono nuostabos, kai jis pamatė tokią krūvą brangių daiktų. Jis ilgai žiūrėjo juos netekęs žado, paskui paėmė deimantus iš Aladino motinos rankų ir prabilo. Koks jų gražumas, koks turtas! Aš leisiu savo dukteriai už tavo sūnaus, jei jis man atsiūs 40 auksinių padėklų pilnų tokių pat brangiųjų akmenų, kokių dabar atnešiai. Tuos akmenis turi nešti 40 vergų ir reikia, kad jie visi būtų puikiai apsitaisę. Dabar grįžk, moterėlė, namo
ir aš lauksiu tavęs su jo atsakymu. Labai nusiminusi grįžo Aladino motinai į namus ir apsakė sūnui sultono reikalavimą. Aladinas tik tai nusijuokė iš tokio reikalavimo, išėjus motinai, jis paėmė lempą ir patrynė. Tuo akimirksniu pasirodė baisus milžinas ir Aladinas jam liepė negaištant atnešti sultono reikalaujamą dovaną. Milžinas išnyko ir tuo jau vėl grįžo su 40 vergų, kiekvienas iš jų turėjo ant galvos sunkų padėklą pilną perlų, deimantų, rubinų ir smaragdų. Kiekvienas padėklas buvo apdengtas sidabro audeklu, išrašytų aukso gėlėmis. Visi tie vergai netilpo jų namuose, kiti sustojo ir kieme, ir darže. Pamačiusi tokią minę vergų, Aladino motina vos neapalpo, bet Aladinas liepė jai vesti tuos vergus į sultono kiemą ir įteikti jam dovaną. Vos pasirodė vergai kelyje su savo nešuliais, to jau iš visų pusių subėgo didžiausia minė žmonių, norinčių pažiopsoti į nepaprastą eiseną. Kai pirmas iš 80 vergų priėjo prie sultono kiemo, sargai to jau puolė atkėlė vartus. Gavęs žinią apie vergų atvykimą, sultonas to jau liepė juos atvesti pas save. Tik įžengė jie pro duris, išsirikiavo į eilę paskui vienas kitą, viena jų dalis atsistojo iš dešinės, o kita iš kairės pusės. Taip jie sudarė didelį pusratį aplink sultono sostą, paskui kiekvienas nukėlė nuo galvos savo padėklą ir dėjo ant patiesulo prie valdovo kojų. Padėję jie puolė kniupsti ant aslos. Atsikėlę nudangstė savo padėklus ir sustojo laikydami rankas kryžmai ant krūtinės. Sunku suprasti sultono nustebimą pamačius tiek turto. Žiūrėdamas į spindinčias krūvas brangiųjų akmenų, jis tarė Aladino motinai: Eik, širdelę, ir pasakyk savo sūnui, kad aš jo laukiu išskėtęs rankas. Ta žinia taip nudžiugino Aladiną, jog jis nebegalėjo tarti žodžio motinai. Jis tuojau nubėgo į savo kambarį, užsidarė duris, iššaukė dvasią ir liepė greičiausiai jį nugabenti į pirtį. Ten nematomos rankos jį išmaudė, ištrynė kvepalais ir aptaisė drabužiais žibančiais kaip auksas. Dvasia taip pat atvedė puikų žirgą ir 20 vergų jam lydėti iš abiejų pusių kelyje į sultono rūmus. Visi turėjo prisipylę krepšius auksinių pinigų ir jodami juos žarstė saujomis visų pakeliu. Kas norėjo, tas juos įrinko. Pamatęs Aladiną įeinant, sultonas nulipo nuo sosto ir gražiai pasveikino. Sultonas labai džiaugiasi sulaukęs tokio svečio ir pakėlė didelę puotą. Jis klausė, ar Aladinas norėtų tą pačią dieną daryti vestuves ir pasilikti jo rūmuose. Prašom palaukti, atsakė Aladinas, kol aš pastatysiu rūmus tinkančius gyventi princesiai. Prašom tik tu rodyti man vietą rūmams, kur netoliese nuo čia. Mano sūnau, tarė sultonas, prieš mano rūmus yra didelis plotas tuščios žemės. Pasirink vietą, kur tau patinka. Aladinas atsisveikino su sultonu ir iškeliavo. Grįžęs namo, jis to jau pasišaukė dvasią ir liepė pastatyti gražius rūmus prieš sultono namus. Kitą rytą anksti atvyko dvasia ir pranešė: Viešpatie, rūmai jau pastatyti, prašom eiti ir pažiūrėti, ar patinka. Aladinas apžiūrėjęs rado, kad jie daug gražesni nei jis tikėjosi. Sunku žodžiais apsakyti, kaip sultonas ir jo artimieji stebėjosi, išvydę tuos puikius rūmus. Aladino vestuvės su princese buvo atšoktos tą pačią dieną, su didelėmis linksmybėmis. Keletą mėnesių jaunieji gyveno dideliai laimiai, bet netikėtai atėjo jų laimės galas. Aladinas kažkaip labai pamėgo medžioti, kiekvieną savaitę jis jojo į medžioklę, kartais gana toli nuo miesto. Tuo pat metu jo priešas, tas Afrikos žynys, savo kerais sužinojo, kad Aladinas nežuvęs, kaip jis buvo manęs, bet tapęs sultono žentu ir palikęs labai turtingas. Sužinojęs jis labai įtūžo ir nieko nelaukdamas iškeliavo į kinų žemę. Atvykęs jis užėjo pas vieną iš didžiausių pirklių ir pradėjo kalbą apie Aladiną ir jo stebuklingą rūmą. Tokiu būdu jis išgirdo, kad Aladinas išjojęs medžioti ir grįžtantis namo tik už kelių dienų. Žynys nusipirko tuziną žibančių naujų lempų, susidėjo į krepšį ir nuvyko prie Aladino rūmų. Atsistojęs netoli durų, jis ėmė šaukti: Kas nori mainyti senas lempas į naujas? Jo šauksmas pritraukė daug žmonių. Jie palaikė jį kvailiu, kad mainė senas lempas į naujas. Kai jis priėjo pro princesės langus, visos jos vergės, žiūrėdamos į gatvę, ėmė juoktis iš jo. Eikš, sušuko viena vergė, mes pažiūrėsime, ar tas senas kvailys taip galvoja, kaip sako. Va, ant lentynos riokso sena apskretusi lempa, tegul jos vietoj mums duoda naują. Princesė davė sutikimą daryti mainus ir viena vergė išbėgo su ta lempa laukan.
Žynys už ją su džiaugsmu davė gražiausią iš savo atsineštų lempų. Sulaukęs nakties, žynys iššaukė lempos dvasią ir paliepė jai nukelti jį, rūmus ir princesę į tolimiausią Afrikos užkampį. Paliepimas buvo bematant įvykdytas. Kas gali apsakyti Sultono širdies skausmą, kai atsikėlęs kitą rytą jis pamatė kažkur dingus priešais stovėjusius žento rūmus su jo dukterimi. Jis tuoj išsiuntė kareivius ieškoti Aladino. Aladinas buvo rastas ir atvestas pas sultoną. Susirūstinęs, sultonas jau norėjo nukirsti jam galvą, bet pabijojo erzinti žmonės, mylėjusius Aladiną už didulį dosnumą. Eik sau, niekšai, suriko sultonas. Paleidžiu tave gyvą, bet jei vėl pasirodysi man į akis negražinės dukters, tuoj neteksi galvos. Aladinas išėjo iš sultono namų, bet nežinojo, kur eiti ir kur ieškoti princesės. Beklaidžiodamas priėjo gražų upelį ir ėmė leistis nuo kranto žemyn prie vandens. Besileisdamas, paslydo, o kad neišvirstų, grėbėsi su viena ranka už kitos ir brūkštelėjo tebenešiojimą ant savo piršto gautą žynio žiedą. Žiedo dvasia lyg dikte išdygo iš žemės priešais jį ir tarė: Ko reikalauji iš manęs? O galingoji dvasia, sušuko Aladinas, nunešk mane tenai, kur dabar stovi mano rūmai. Vieną akimirką Aladinas atsidūrė šalia savo rūmų, stovinčio vidury girios kažkur netoli nepažįstamo miesto. Princesė vaikščiojo po kambarį ir liejo graudžias ašaras. Netikėtai žvilgtelėjo pro langą ir pamatė Aladiną stovint po medžiu. Davusi ženklą tylėti, ji išsiuntė vieną vergę, kad atvestų jį pro šoninės duris. Kai princesė su vyru kaip vėl netikėtai susitikę atsibučiavo iš džiaugsmo būdu atsiverkė, Aladinas tarė: Pasakyk, brangioji, kas atsitiko su sena lempa, kur aš buvau palikęs ant lentynos? Princesė papasakojo, kad jos vergė išmainiusi ją į kitą, naują. Ji taip pat pasakė, kad tironas, į kurio valdžią jį pateko, tą lempą visados nešiojantis užsikišęs už diržo. Aladinas to jau suprato, kad tai yra jo priešas žynys. Besikalbėdami jie sugalvojo būdą, kaip vėl atsiimti tą lempą. Aladinas nuėjo į miestą ir sumainė savo drabužius su laukininku. Paskui nusipirko miltelių. Kas jų praryja, tuoj numiršta. Tada princesė pasikvietė žynį vakarieniauti kartu. Tas kvietimas žynį labai nudžiugino, nes lig tol jis negalėjo išgirsti malonesnio iš jos žodžio. Sėdint prie stalo, ji liepė vergiai atnešti 2 taures jos sutaisyto vyno. Ji paėmė vieną taurę ir prinešė prie lūpų, dėdamasi truputį nugėrusi. Paskui davė žyniui apsimainyti vynais, kaip reikalauja paprotys daryti kinų krašte. Jis su džiaugsmu paėmė iš jos taurę, kur buvo įpilta nuodų, išgėrė ją iki dugno ir beregint nuvirto žemėn be kvapo. Aladinas tuo metu laukė arti pasislėpęs, tuoj prilėkė, ištraukė lempą žyniui iš diržo, iššaukė žvasę ir ta bežiūrint nunešė rūmus į tą pačią vietą, iš kur buvo paimti. Negalėdamas iš rūpesčio miegoti, sultonas jau auštant buvo atsikėlęs. Priėjo prie lango, pažvelgė į tą vietą, kur buvo rūmai. Kaip apsidžiaugė jis, kai išvydo Aladino rūmus žibant prieš saulę. Norėdamas greičiau apkabinti dukterį, jis paėmė sargybą ir tuojau išsiskubino iš namų. Dėl Aladino grįžimo su princese ištisą savaitę visi linksminosi ir be paliovos griežė muziką. Neilgai trukus mirė pats sultonas, o jo sostas atiteko Aladinui su princese.